Abiejų komandų sezono rungtynės. Deivis Kančelskis sakė, kad tai nėra šventė, tiesiog sezono uždarimas, o dabar įvartį muša Klimas Gusačenko ir 1-0 priekyje Šiauliai. Neįmuši, tu įmuštau. Galima pasakyti taip, po standartinės situacijos Klimas Gusačenko berods pelno standartinių situacijų meistras Šiaulių komandoje ir vienas lyderių. Žinoma, yra Igoris Kozlovas, dabar jo perdavimas į baudos aikštelę. Čia Laurinas Rimavičius, štai taip. Na, įdomi situacija šiose rungtynėse. Įdomi, dabar retai pamatysi tokią situaciją. Laurinas Rimavičius visiškai laisvas gavo kamuolį, keli metrai nuo vartų, ramiai susistabdė jį. Pasitaisė ir be kontratakai ten laisvas Artūras Rimkevičius, tačiau ten perdavimas šį kartą nesiunčiamas. O dabar Artūras Rimkevičius vienas prieš varžovų vartus, smūgis į vartus ir 3-0. Štai tokia antrojo kėlinio pradžia. Artūras Rimkevičius pasinaudoja šansų pirmą kartą, perdavimas jam nebuvo siųstas. Ganėtinai jaunas, 24 metai jam, tačiau jis jau rungtyniavo ir Lietuvos jaunimo iki 19 metų rinktinėje, taip pat Kauno Atleto komandoje, Šilutės komandoje. O dabar dar vienas įvartis, kuris krinta į Mažeikių vartus ir įvartį pelno Artūras Rimkevičius. 4-0. Štai tokia dabar yra 12-asis pralaimėjimas ir Mažeikiai pelnė 35 įvarčius ir dabar jau praleidė ir siunčia kamuolį į vartus Igoris Kozlovas. Nesusitarė dabar Martynas Matuzas ir Mantas Kancė. Šiauliai muša dar vieną įvartį. Ačiū, vėl girdisi čia. Šiandien sugebėjo iškovoti pergalę 5-0 ir visi įvarčiai pelnyti esant 10 futbolininkų. Gintas Podelis. Ir Podelio dar vienas perdavimas ir atrodo vis dėlto įvartį Mažeikiams pelnyti pavyks. Audrius Paškevičius savųjų vartus sausų neišsaugo. Vaidas Viktoravičius siunčia kamuolį į vartus ir garbės. Įvartis, kurį pelno Mažeikiai 5-1.